Čia yra raketų sekimo radaras. Esu Italijos Alpėse ir šiandieną jums parodysiu buvusią NATO oro gynybos bazę. Gal kovinė galbūt, kaip atrodo, skirai nuimta. Starfighter. O čia šiuolaikinis raketų paleidėjas. Sveiki, eteryje laida Praeities žvalgas, aš Arūnas Jasiukevičius sveikinuosi su jumis iš Italijos. Šiandien aš jums parodysiu apleistą aliuminio gamyklą. Štai čia yra priešais mane pagrindinis įėjimas, kuris su grotomis. Oskaras, matau, ant viršaus jau užlipęs, bando pažiūrėti, per kur patekti, bet greičiausiai tiesiog lipsim per tvorą. Štai pasižiūrėkit, kaip atrodo fasadinis, nežinau, čia priimamasis registratūra. Senai apleistas fabrikas. Olimpinių žaidynių Miunchenas 72 metų šaudymo lėkštelė. O ten nepraeisim? Nu, čia panašu patikimas į... negalima čia turbūt. Zona at alto risčio. Nežinau, ką čia reiškia. Į vidų. Asbesto koncentracija gali būti didesnė aukštos rizikos sritis. Ai, nu tai nieko. O čia draudžiamas įėjimas visiems žmonėms neleistamas. Nu ir gerai. Na štai mes jau viduje beveik visi. Gamykla tikrai didžiulė teritorija, pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo. O čia kanalas arba upė. Čia rimtas cechas. Įdomu, rasim kokios įrangos? Panašu jo, kad nerasim. Jau labiau, kad jeigu čia iš tikrųjų nuo 72 metų jinai uždaryta. Viskas jau mus išvežta. Nu, pasižiūrėsim. Blemba, pažiūrėk, čia akmeninis grindinys. Va, be geležinkelio bėgiai dar likę. Matot? Akmenys. Oi. Nučiuvo kamerą. Bet čia kaip gerai atmosfera kokia. Žiūrėk, tai ką, bandom į šitą, ne? O, geras. Klausyk, žinau, kaip tarpukario architektūra Kaune. Bet žinok, čia tuščia, viskas nuvandalinta. Gerai, nieko čia įdomaus, reikia eiti lauk ir bandyti kitus pastatus. Šitas neįdomus. Ant visų mažesniųjų pastatų sudėtos grotos, kad nieks nepatektų į pastatų vidų. Bet šitas didelis, jisai lengvai galima patekti. Bet ten ir nieko įdomaus, aš šitą ir neįsiu, pro langus matosi, kad tuščia. O šitas didelis atviras, bet aš jį paskui pateksiu. O dabar dar čia noriu keli šitos apžiūrėti su, matau, kad stikliniai stoglangiai yra. O, jau gabalas iškritęs. Žydrūnai, ką manai pagal architektūrą, kurių metų statybos šitas fabrikas? Iš karto po karo, ne? Blema, tie tokie didžiuliai langai. Arkinis stogas, ten langeliai. Ten lipsi? Vis tik galvoju, kad yra dalis fabriko, va šita senoji. Jinai yra prieš karinė dar, su tokiais langų rėmais. O po karo pastatė va šitą
Greičiausiai. Vienas iš senųjų cechų. Įrangos, aišku, nelikė, čia likus va tik tai kažkokia elektros dėžė, ne čia kažkoks prietaisas. Bet atkreipkite dėmesį į lubas šio pastato. Nu, aišku, langai irgi padaryti tais laikais, kai dar nemokėdavo daryti didelių stiklo paketų, stiklo lapų. Tai padaryti mažais langeliais su daug rėmų, bet pažiūrėkit, lubos visos padarytos arkinės. Tiesiog lubos sumūrytos iš plytų. Reiktų gal pabandyti užlipti ten kur nors į viršų. O čia erdvės kokio dydžio. Kažkada su plėvele užkalti langai buvo. Dar kažkokio įrengimo likutis. O, laiptinė. Okei, perdanga lūžus. Čia grindys irgi lūžia. Laiptinė į viršų. Ai, čia daugiau nelabai kur yra eiti. Ten kažkokios cisternos, boileriai likę. O į tą pastatą turbūt reikia atskirai eiti. Ko gero, per šitą laiptinę pavyktų užlipti. Okei. Laiptinė šiaip sau. Ir čia tas veda tik tai patį viršų, į pastato kitus aukštus neveda. Per kur patekti vat į tos aukštus? Čia yra laiptinė, tik tai bokštas į patį viršų, bet čia yra pastatas, gal čia dar bus koks užlipimas. O, geras. Ko čia dabar? Čia ampermetras. Uždažytas, purvinas. Kažkada voltai. Žinokit, baisiai tingiu lipt tom kopečiom, vien tik tai, kad pažiūrėt, kas yra bokšto viršuje. Vienas iš mūsų chebros užlipo, tai gal grįžęs papasakos, o aš einu dabar į šitą didelį pastatą. Ai, čia kažkaip į tualetą patekau. Visa mano chebra kažkur išsilakstė. Po šitą didžiulę teritoriją likau vienas ir dabar bandau surasti juos. Ir ėjau į šitą didžiulį pastatą. Žinokit, neįtikėtino dydžio pastatas. Bet aš esu dabar kažkokiam apatiniam aukšte ir nematau pastato viršutinės dalies ir net nematau laiptų, kaip ten patekti. Ai, va ten dar cecha. Ten koks gražus, eina savo. Ten būtinai noriu, per langą matosi. Blemba erdvės kokio dydžio. Kosmosas. Kosmosas. Noriu sakyti, labai noriu surasti įėjimą štai tą senovinį pastatą, bet išėjęs į kiemą pamačiau dar vieną didžiulį cechą, į kurį veda tiltas per kažką. Geras. Į kitą gamyklos pastatą eina tiltas su geležinkelio bėgiais. Geras. Čia kažkoks kanalas. Tilto lentose kelios skylės matau išpuvusios, todėl einu tilto dalimi per geležinkelio bėgius. Tai jeigu ir lūš medinė dalis, tai kažkaip ant bėgių gal sugebėsiu išsilaikyti. O dar vienas pastatas. Bet jisai yra lygiai toksai pats kaip anas. Tik mažesnis. Bet struktūriškai irgi tas pats. Betoniniai, gelžbetoniniai rėmai ir baisiai aukštas pastatas. Įdomu būtų kažkaip užlipti aukščiau, pasižiūrėti, kas tenais gero. Galima per šituos betoninius rėmus užlipti. Taip ir padarysiu. Na štai, užlipau ant šito betoninio rėmo ir bandau pasižiūrėti, kas yra antrame aukšte.
į kurį nėra laiptų. Bet žinokit, antrame aukšte nėra ką pasižiūrėti. Tiesiog salė didžiulė ir viskas su tarpais grindise. Šoku žemyn nuo šitų betoninių ir einu pasižiūrėsiu tą senovinį pastatą. Man ten baisiai įdomu. Viskas čia baisiai apleista. Man va tai, žinok, senovinis įdomiausias. Aš tai čia, man atrodo, tarpu praeisiu. O tu buvai, Šarai? Tu buvai ant to į tą aukštą bokštą įlipęs? Ten kas nors gero viršų yra? Ir pažiūrėkit, koks gražus pastatas. Eina savo. Senovinis, va. Čia kaip rūmai kokie, kaip pilis. Šitam atrodo daugiau išlikę dalykų. Liftas buvo. O, geras. Kas čia? Gal katilai kokie? Šardyti, blemba, laiptai kokie gražūs. Eik tu savo. Eina savo. Eik tu savo. This is factory, yes? This was the power distribution station. Eina savo. Yeah, it's beautiful, isn't it? Eina savo. Austrų ir italų ir vokiečių. 1926 buvo. Šitas 1926? Kur tu radai info? Vokiečių ir italų draugija įkūrė ir pastatė šitą liejyklą. Kablys, kranai. 1926 Vokietijos ir Italijos kompanijos susijungė, įkūrė draugiją ir atidarė šitą gamyklą. Po 10 metų ją pardavė kitai kompanijai 36 ir įkūrė Italijos aliuminio pramonės asociacija. Jo. Okay. Veikia iki 1993 buvo uždaryta. Geras. Kaip gražu. Eik tu savo. Iš tikrųjų, planuose pažymėta, kad čia buvo elektros skirstymo stotis, transformatorinė, kitaip sakant, bet visas pastatas, atkreipkite dėmesį, jis apskritai panašus į bažnyčią yra. Rūmai pastatyti didžiuliai ir plus grindyse yra didžiulės apvalios skylės, kurios originaliai matyt buvo kiaurai ir paskui po kažkiek laiko buvo uždengtos metalinėm plokštėm. Tai gali būti, kad gamykla kažkada turėjo savo elektrinę, o po to gavo iš miesto prisijungimą ir savo elektrinę perdarė, tik tai liko transformatorinė. Bet čia iš vis čia atrodo kaip salė, kažkokia renginių su scena, kablys didžiulis lubose, lubos kaip išpieštos. Ir ten galima į tą kaip bažnyčią patekti, ne? Ką tas kablys turėjo iškelinėti? Čia kabeliai, žiūrėk, transformatoriai kokio dydžio. Eina savo. Jo, bet aš irgi važinok apie tai galvoju. Dabar tai viskas stengiasi padaryti kuo pigiau ir kuo paprasčiau. O anksčiau tai čiagi vitražai buvo langai, tu pažiūrėk, čia ne šiaip sau sudėti. Eina savo, einu aš šitą bažnyčios balkoną. Čia kaip altoriai padaryti. O, čia dar patalpus. Bet čia tuščios ir čia panašu, kad išorinė pastato siena, o čia šitas priestatas vėliau pastatytas. Ir čia ant lubų kokie piešiniai. Kiekvienoje nišoje po tokį pastatytą betoninį kaip altorių. O, žiūrėk, scena didžėjaus. Va, ten kur stovi.
Jau čia, žinokit, įsivaizduoju muzikos festivalį. Manau, kad čia žiauriai gerai reivas būtų koksai vakarėlis reivo, va tenais ant tos scenos didžėjus, o čia va visi to aikštėj salėj šoktų. Aišku, tik tos rėmus reiktų išpjaustyti. Užlipsiu, parodysiu iš arčiau, kur buvo elektrinės pultai, didžėjaus pultas. Čia fantastika. Blemba langai, ne langai, čia tik nišos. Kabliukas tai nevaikiškas. Eina savo, žiūrėk, didžėjaus pultas. Siemens reklama, o Erlikon reklama. Nieko sau. Vis tik tai pavyko įminti šito gražaus senovinio pastato paslaptį. Pasirodo, čia iš tikrųjų buvo hidroelektrinė šitos gamyklos. Aliuminio gamykla turėjo savo hidroelektrinę. Ir štai mes radom užtvanką hidroelektrinės. Žiūrėk, čia tą šliuzą atidaryt galima jau čia, ne? Čia va nukreipta yra, tenais eina, žiūrėk, srovėja kažkur į kitą pusę. O čia šliuzas. O čia kontrsvoris. Bandai paleist elektrinę? Ainas, koks garsas. Aha. Bet jis nėra visiškai sandarus, o ten šone biškai praleidžia. O žiūrėk, apačioje tunelis, ne? Žinau, kad atidarysim mes jau. Jau radom kaip. Keliam šliuzą, tu grįžk. Viskas, tu varyk. Nu tai kažkur mes jį ten paimsim paskui. Gerai, chebra. Laidą iš Italijos baigiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim kitose laidose. Ate. Va ten apačioje antenos stovi žmogus. Šiandieną mes vykstame pasižiūrėti į Ace High NATO apleistą radio ryšio bazę. Rimtai kamera ant kampo. Bandom eiti į bazę. Man bevaikštant kilo toksai klausimas. Kaip šitas objektas buvo pastatytas?